Panevėžyje ir visoje apskrityje esančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse pradeda veikti keitimosi daiktais stotelės Keiskis, turinčiais dvi prasmes – Keiskis pats ir keisk daiktą į kitą. Pirmoji tokia, kada jau tikrai funkcionali aikštelė pradėjo veikti Rokiškio savivaldybėje, tai tikrai matosi, kad žmonių susidomėjimas atvykti, atvežti, kitų yra galbūt noras kažką pasiimti iš tų atvežtų daiktų, bet tai vis tiek yra gerai, nes jau tai tampa daiktais, kurie dar naudojami. Ta prasme, turi kitą kelią, bet netampa atliekomis. Ko iš tiesų ir buvo siekia. Viena tokių ką tik pradėjusi veikti keitimosi daiktais stotelių Keiskis mūsų jau aplankytoje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje. Patalpa didžiulė, moderni, tvarkinga ir jau turi pirmųjų gyventojų daiktų, kurie tinkami naudoti, bet nebereikalingi ankstesniems šeimininkams. Tik tai pati pradžia, bet žmonės, kaip matau, veža ir dviračius, ir paspirtukus, krėslus, baldus įvairius. Beje, pats pirmas daiktas, kurį panevėžiečiai atvežė į šį punktą, buvo paspirtukas. Dabar dėmesio tiems, kurie jau galvoja, kaip čia visa, kas nereikalinga atvežti į Keiskis punktus, arba tiesiog norisi pasižiūrėti ir išsirinkti kažką tinkamo. Žmonės gali bet kada atvežti jiems nebereikalingus daiktus, kaip ir paimti, ir visa tai yra nemokamai.